Kitas etapas yra mėnesio etapas, kitas antrojo mėnesio etapas galite pradėti tvarkyti tos organus, kurie iš tikrųjų turi problemų. Vienas iš svarbiausių yra numeris 8 kepenim. Kol kepenų nesutvarkysit, kraujas jūsų bus šlapų daug turės, bus nešvarus arba pH jo bus užaukštėjus. Mūsų kraujas yra pH 7,43, truputį šarminis. Bet jeigu jis rūgštėja, jau turėsiu tokią ligą osteoporozę. Reikia gauti. Kad to nebūtų, kalcis vien jums nepadės, reikės įjungti sistemą. Padėti reikia 7 numerį kasai. Pas mumis yra 5 organai, kurie labai vertingi. Pirmutinis yra skrandis, o skrandis turi pirmiausia skaidyti baltymą iki aminorūgščių, gyvulinės kilmės. Kasa turi skaidyti baltymą, kuris yra augalinės kilmės. Čia vegetarai, čia mėsiečiai, ne? Toj pusė yra tulžis. Vadinasi, mes turėsim paleisti kažkokiu tai riebalą. Tulžis yra riebalo skaidytos, lipidų. Mes turim sutvarkyti savo ploną žarną. Ten viskas įsisavina. Mes turim sutvarkyti kepenis, numerį 8, kaip sakiau, kad jį būtų prakošta ir būtų švarus kraujas ir tik maitinančios medžiagos gali pastatyti ląstelę. Tuo pačiu ir pašalinti. Tai kasa, numeris 7, bus labai irgi svarbus, kad ją galėtume statyti. Ir šalia yra 6, tai yra skydliukė. Jeigu skydliukė pavargsta, turite mazgelius, turite problemą, kad jums jau, sako, gali suvėžėti, tai žinokite, jūsų kraujas iš tikrųjų yra užaukštėjęs. Jis negali būti užaukštėjęs. Pas mumis jau yra osteoporozės ir taip toliau. Ir šitas peptidas numeris 6 kaip tik yra subalansuoti jūsų asmeninę skydliukę. Vėl neaišku, ar inhiper, ar inhipo. Neturi išmės. Jin vis tiek bus subalansuota, kad gamintųsi jūsų asmeniniai hormonai, nekokie svetimi. 4, 5 yra atstatyti 4 kremzliai, 5 kaulai. Kaulas irgi yra baltymas. Su tam tikrais daug mikroelementų, bet jis yra labai kietas. Ir kremzlė yra minkšta, vandeninga kaulo struktūra, bet tai yra iš tikrųjų jungiamasis audinys. Šiandien niekas nekalba apie jungiamą audinį, o jungiamasis audinys, jeigu pradėti vardinti, kas tai yra, vienas iš didžiausių yra oda kremzlė, sąnariai kremzlė, akis kremzlė, yra kolagenas ir elastinas. Kuo elastingesnė kremzlė, jinai vadinsis oda, kuo jinai standesnė kremzlė bus, kuo labiausiai, tai gali būti ir sąnariai, gali būti ir sausgyslės. Yra 60%. Mes turime maždaug apie 40 metų sukaupti apie 20 kg toksino mūsų įgyvenimo vandenyje. Oda pradeda karti, sąnariai skaudėti, akys blogėti. Tai yra kepenys nebesugeba atlikti savo funkcijas. Vienintelis organas, kuris turi paduoti švarą, šviesą mūsų ląstelę. Tai šitie peptidai yra kaip ir baziniai, kurie pasakiau. Ir toliau mes galim pradėti tvarkyti vyrišką, moterišką liniją. Tai yra 9, 10. Vyriška bus linija 9, moteriška 10. Jau įdomių rezultatų turime, pavyzdžiui, klimakso etape. 11 bus apatiniai inkstai ir šlapiuntakiai. 12 bus plaučiams. 13 odai. Odos peptidų nėra. Daug vartoju. Ir iš kokių peptidų padaryti? Tai iš 4 peptidų. Pirmiausia, imunitetui, kraujagyslėm, kepenis ir kremzlė. Dar kartą rodo, kad kepenis atsako už odą. Kad oda yra kremzlė. Kad čia daug kapiliarų, tai yra numeris 1, ir kad jeigu oda gerai šviesiai atrodo, jau vadinasi jūsų imunitetas aukštam lygyje. 14 bus veno, 15 yra sutvarkyti viršutinę dalį inksto ir šlapimo pūslei, 16 yra skirtas dvylikapirščiai ir skrandžio epiteliui, čia, kaip sakiau, mėsėdžiai, kurie blogai skaidom. 17 bus akim tiklainiai atšokusiai atstatyti, plius profilaktika glaukomų katarakto. 18 bus klausai
atstatyti po traumų, po kontuzijų ir po sunkių susirgimų, kaip gripas, kitas įgūdimo komplikacijos paklausas pablogėjęs. Ir 19, kuris uždaro pakol kas vieną liniją, mes po peptido ateitį daugiau turėsim, tai yra nuo migrenos, širdies miokardito ir meteo priklausomybės arba patetinio alkoholio. Vienas peptidas ir atrodo 3 skirtingos lygos. Ne, 3 viename ir tai yra įrodyta. Šitie peptidai, kaip sakiau, veikia greitai, efektyviai ir jie faktiškai neturi pašalinio poveikio. Iš mūsų praktikos mes turime pašalinį poveikį, bet žmonių sąmonė taip supranta. O mes sakom, jūsų problema yra organizme. Jeigu žmogus užsiema iš tikrųjų sveikatingumu, jam peptidai jokių pašalinių poveikį nesukelia, tai yra profilaktika. Tas žmogus, kuris, skaitykim, 2 lašelius užlašina ir jam pradėjo, skaitykim, nuo pirmo mušti galvą. Tai parodo, kad peptidas jau dirba, atkabina toksiną. Ir tas toksinas turi išeiti, užleisti vietą naujam baltymui, švariam baltymui, kuris atitinka jūsų DNR baltymo sintezę. Ir tokiu būdu, nuveikia viskas dingsta. Tas pats bus su sąnariais, 4 panaudokit. Bet mes visą laiką prieš tai duodam švelnią programą, sorbatams, valymo, tokių, kad išeitų dalis toksinų. Kai jūs pajusite tokius naudimus, pereikite ant 1 lašelio, pereikite kas antrą. Yra dozavimai. Dozavimas sprendžia mūsų kokybę. Tik tais dozavimas. Jeigu neveikia, padidinkit. Jeigu per daug sumažinkit. Atsimenat filmų? Darė tam, nusigaunamieji keršikai. Mal. Blogas, bloga. Tai va šiandieną, kad nebūtų bloga, mes visą laik sakom nuo 2 lašelių. Ir didinat iki 6. Kitą dieną 3, 4, 5, 6. Sunkiem žmonėm iki 4. Nedaugiau. Jau kai žinote, kad jie chroninę susirgimą turime. Turime mes ir geriamus geroprotektorius. Šiandieną jie užsibaigė, pasirodė su tais galvos gerušiai. Tai jie yra 3 kartos užvadinti, dėl to ką gėrime, bet kapsulė. Kapsulė, kuri sudaro ne skrandyje, o čia. Kodėl negali atsidaryti skrandyje? Skrandys įskaidęs peptidai iki amino rūgščių ir jis tampa amino rūgštis. O peptidas turi būti 2, 3 ir neša specifiškai tam tikrą junginį. Peptidai tinka visiems gyviam, kas turi stuburą. Ar tai bus žiurkė, ar tai bus žirafa, ar beždžionė, ar žmogus, ar arklys, visiems tinka, kadangi gamta mumis padarė universalus. Ne tame, kad įrodytų Darvino evoliucijos dėsnis, o tame, kad iš tikrųjų jie tai veikia. Ir peptidai yra unikalūs ir skiriasi nuo kitų kompanijų vien dėl to, kad niekas neturės natūralių. Jie visi yra užpatentuoti profesoriaus Vladimiro Halicerio. Tai žmogus, kuris 40 metų prieš, tai buvo 70 metai, baigęs karinę mediciną, gavo užduotį sutvarkyti stresus, imunitetą ir nervus. Kadangi karas tai yra pirmiausia stresas. Jam tai pavyko, jis susidomėjo baltymais, jis įskaidė iki peptidų ir tokiu būdu 20 metų mes nieko nežinojame apie šitą karinę mediciną. Jie buvo užslaptinta ir su gerais rezultatais. 80 metais buvo pirmutiniai peptidai atstatyti tinklainį. Tai ruošėsi lazeriniam karui su Amerika ir už tai, kad kentės kareiviai, tai kentės jų akis. Jiem tai pavyko atstatyti. Kas yra Černobylis, visi žino, bet jau yra rezultatų, kadangi konferencijas vyksta per visą Rusiją ir Charkove viena moteris tiesiog pasakė, kad jin buvo ta, kuri pradėjo naudoti peptidus Černobylio avarijos metu. 16 žmonių palatoje, tada būdavo vežama vien šalia kito įguldoma, jiem buvo pasiūlyta, tik 3 žmonės sutiko kažką naujo naudoti. O kiti pasakė, mumis turi gydyti gydytojai. Tie, kurie pasakė, 13 mirė, 3 išgyveno peptidų citoamino dėka. Šiandieną jie yra 70 metų, jie atrodo jaunai ir rankos jaunas, atrodo kaip 50 ir mažesnis. Rankas mums išduoda amžių. Tai žmonės su 20 metų praktika, Karlsonas su 40 metų praktika, šiandien jo motina, būdama 90 metų,
naudoja gėrio protektorius kas pusę metų. Peptidų savybė yra mėnesį panaudojai, pusę metų dirba. Nėra tokia produkto. Panaudokit mikroelementus, kaip čia rodžiau, mėnesį dirbs. Kitą mėnesį nebeliks nieko. Fermentacija bus jau sunaudojus tos mikroelementus. Ir mūsų etapas gyvenime yra iš tokių momentų, kad gyvybė palaikys mums tik tais vanduo ir fermentai. Fermentai yra gyvybė, fermentai yra mirtis, fermentai nebuvimas gyvybės procesas užgęsta. Kodėl mes turim jungti bioaktyvius papildus? Dėl to, kad nieko nebeliko gyvo maiste. Ir nebūkim tie dinozaurai, kurie ruošiamės išmirti. Mes esame mąstančios būtybės ir turim mokėti panaudoti naujas technologijas. Šitą pirmą pajuto amerikiečiai, anglai, dėl to, kad jie pirmutiniai atsisakė gyvo maisto. Ten buvo termiškai apdorota, patogu, malonu, McDonald's ir taip toliau. Šiandien Amerika keičia 2/3 storųjų žolės žmonių. Ne žolės, ne žolė, liukšnintis. Tai va, jų problema yra medžiagų apykaita sutrikimai, fermentacija ir vandens nebuvimas. Antras etapas jau visiems yra žinoma. Vitaminai plus mikro-makroelementai. Kas tai yra? Tai yra katalizatoriai ir fermentų paleidėjai. Nebus, jis turi tam tikrą ligą, o tai jau šiandieną mes labai daug žinome apie vitaminus. Aš galiu ir nekalbėti apie juos, bet tai ir yra katalizatorius paleidžiantis fermentus. Trečias etapas bus visokie grybai, žolelės, bioflavonoidai. Tik trečias etapas, kuris leidžia kalbėti apie arbatas, apie stebuklingus ženšenius, apie grybus, kardicesus ir taip toliau. Ne pirmas, ne antras, o tik trečias. Ir čia yra kaip daugiausiai imunoreguliatoriai. Sujudina, pakastina ir jeigu pasileidžia viršutinė dalis, mes išgyvenam. Nepasileidžia, mumis nugydo. Ir tik ketvirtas etapas bus baltymas, plius riebalas ir plius angliavandenis. Maistas paskutinė vieta. Dėl to, kad reikalingi fermentai, įskaitant reikalingas vanduo kaip energo informacijos nešiklis. Kiekvienai ląstelė. Mobilus nėra pas juos. Mes tai susiskatinam, o jie tik per vandenį gauna informaciją. Vanduo turi būti aukšto lygio, švarus ir taip toliau. Va šitą sistemą leidžia naudoti mums bioaktyvius papildus, statant juos į priekį. Ir šiandieną šitas mažas buteliukas vertas didelio dėmesio. Dėl to, kad amino rūgštys čia viską įdėtos. Ir jin yra specifinė, kad dar ką padarytų, pailgintų gyvenimą 30–40%. Jeigu šiandieną žmogus gyvena vidutiniškai 70–80 metų, peptidų dėka gali gyventi 100–120 metų. Tai yra jau realybė. Šiandieną neužteksim maitintis vitaminais, mineralais, kad taip išgyventų. Šiandieną vis dėlto bus amino rūgštys priekinis. Ir šiandieną reikalingas dar judesys. Kitaip sakant, ilgaamžiai žmonės, tai yra kultūringi žmonės pirmiausia. Ne tame, kai jie apsiskaito, tame, kai jie daug žino, ir tame, kad jie nori būti dar naudingi visuomenei. Šiandieną žmogus, kuris neša atsakomybę, yra sveikas žmogus. Žmogus savo atsakomybę perkeliantis ant kito, kaltinantis aplinką, turės tą aplinką problemą. Yra sergantis žmogus.